Sveiki, mėly TV6 žiūrovai. Mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, papasakosiu apie įvairius renginius, bei supažindinsiu su įdomiais motociklų pasaulio žmonėmis. Šios laidos pagrindinis svečias tai gamintoja, kuris greičiausiai yra vienas produktyviausių ir per metus pristato po ne vieną naują modelį. Tai laidos žiūrovam gerai žinomas vardas CF Moto ir jų naujausias kūrinys 800 MK. Kaip jau greičiausiai pastebėjote, tai gatvinis, street arba dar kitaip naked motociklas. Tai tikrai nėra pirmas šio tipo motociklas gamintojo gamoje, bet nesuklysiu teigdamas, kad pats solidžiausias ir žinoma galingiausias. Šio modelio dizainas man iš tikrųjų patinka. Agresyvus, modernus, gal net kažkiek futuristiškas. Šio modelio variklis nėra naujas ir jau gamintojo naudojamas 800 MT motocikle. Na, o dabar metas šį gražuolį išbandyti, bet prieš tai žinoma paklausykite, kaip jisai skamba. Taigi, kaip visada, apžvalgą pradėsime nuo variklio ir ką aš galiu pasakyti. Mano manymu, šis variklis šiam motociklui tikrai neblogai tinka. Jeigu varikliui priekaištų turėjau daugiau, kai jisai buvo sumontuotas Adventure motocikle, tai street motociklo charakteriui šis variklis, manau, daug geriau tinka. Šis variklis geriausiai jaučiasi prie aukštesnių sūkių, o taip pat mėgsta važiuoti, kai akceleratorius yra daugiau atidarytas. Tai tikrai gatvinės kategorijos motociklui jisai labai tinka pagal savo charakterį. Motociklo garsą jūs jau girdėjote pradžioje, bet važiuojant jisai yra dar malonesnis. Jame atsiranda visokių papildomų garselių, kai atleidė akceleratorių ir atrodo duslintuvas lyg pašaudo, pasproginėja. Tikrai labai gražus garsas. Ypač smagu, kai numeti pavarą žemyn ir panaudoji quick shifterį. Girdėjot? Kaip ir su Adventure motociklu 800 MT, taip ir čia quick shifter sistema nėra labai gera. Nepaslaptis, kad šis variklis yra KTM grupės variklis ir jisai netgi montuojamas į vieną iš KTM motociklų. Ir turiu pasakyti, kad čia labiau yra ne CF Moto, o labiau pačio KTM variklio savybė, kuri neleidžia tam quick shifteriui gerai veikti. Dėžės permetimai yra ganėtinai sunkus ir ypač tuo metu, kai dėžė turi apkrovimo, jinai nėra lengvai permetama. Ir būtent, manau, dėl to quick shifter sistema negali veikti labai gerai. Apart quick shifter sistemos, greičių dėžiai didelių priekaištų neturiu. Laisvą bėgį surasti nėra per daug sudėtinga, tai šiaip viskas gerai. Kalbėdami apie variklį dažnai kalbame ir apie akceleratorių, kuris čia, kaip galima atspėti, yra valdomas elektra. Ir dėja, čia turiu labai didelį priekaištą šiam motociklui. Pirmas dalykas, akceleratorius labai jautrus, labai sunku būti švelniu su šiuo akceleratorium. Kitas dalykas, aš dabar važiuoju sport režime ir tai iš esmės yra pats aštriausias ir jautriausias akceleratorius. Bėda yra ta, kad street režimas padaro akceleratorių tokį nejautrų, kad su juo net nemalonu važinėti. Jisai tampa nejautrus labai ilgą laiką, nors vis tiek šokteli ir paskui staiga pradeda labai stipriai traukti. Tai, manau, tikrai labai neteisingai subalansuota street režimo akceleratoriaus kreivė. Va, aš suku akceleratorių, nieko. Ir staiga šokteli. Taip neturėtų būti. O dabar štai įsijungiau rain režimą
Ir tiesą pasakius, pati pradžia akceleratoriaus atsidarimo atrodo visai nebloga. Bent jau švelnesnė negu Sport ir Street. Aišku, galutinė galia ir maksimalus akceleratoriaus atsidarimas yra aiškiai sumažintas. Bet pati pradžia man labiausiai patinka šitam Rain režime. Jinai dar toli gražu netobula, bet tikrai geresnė tiek už Street, tiek už Sport režimą. Tai gal tiesiog galėtų, reguliuojant akceleratoriaus kreivę, gamintojas paimti Rain labai pradžią, o tada jau įdėti kitas kreives ir pritaikyti. Ir Street režimas, mano manimu, iš vis yra nenaudojamas. Ką, važiuojam mūsų posūkių keliu ir čia, kaip galima tikėtis, motociklas tikrai jaučiasi puikiai. Wow! Labai gerai, labai gerai. Tokiuose keliukuose motociklas jaučiasi ypatingai žaismingas ir atrodo net prašosi būti važiuojamas agresyviau. Tam padeda ir variklio charakteristika, ir važiuoklė, ir žinoma padangos. Viskas čia veikia pakankamai geram unisone. Taip pat labai gerai veikia ir motociklo stabdžiai, kurie suteikia pasitikėjimo ir leidžia važiuoti šiek tiek greičiau. Na, dabar pats metas pasikalbėti apie vairuotojo patogumus. Ant šio motociklo, kaip ir galima tikėtis gatvinės kategorijos motociklui, sėdėsena yra neutrali, bet tuo pačiu ir šiek tiek sportiška. Tai reiškia, sėdžiu ganėtinai stačias, nors tam, kad mano rankos šiek tiek būtų sulenktas, turiu pasilenkti į priekį. Pakojai yra pakankamai aukštai, bet ne tiek aukštai, kad labai būtų nepatogu sėdėti stipriai sulenkus kojas. Tad sėdėsenai priekaištų neturiu. Kas liečia pačią sėdynę, aš čia esu maloniai nustebintas. Iš pažiūros sėdynė yra plona ir neturi didelio paminkštinimo kiekio ir netgi nepasakyčiau, kad yra labai minkšta. Tačiau turbūt dėl didelio ploto jinai yra ganėtinai patogi. Visai nemažai laiko praleidau ant šios sėdynės kelių kelionių metu ir mano sėdimoji visai nepavargo. Kas liečia pačią valdymo įrangą, čia jinai yra moderniausia iš CF Moto gamos ir tokią mes jau matėme pernai 450 SR motocikle. Man tikrai labai patinka mygtukai, viskas jaučiasi kokybiškai, tačiau reikia tada pakalbėti apie šią planšetę. Kaip matote, dabar dega mygtukas apie įspėjimas, apie naudojimąsi lietimui jautrių ekranų ir dėja aš net negaliu jo išjungti, nes pasiekiau tam tikrą greitį ir lietimo jautrumas yra deaktyvuotas. Kitas dalykas, aš galiu palaikęs šį mygtuką perjungti spidometrą į štai tokį man asmeniškai žymiai gražesnį variantą. Žinot, kokia bėda? Kad nėra nustatymuose jokio pasirinkimo, kad šitas vaizdas visada būtų man pradėjus važiuoti. Aš kiekvieną kartą, kai motociklą užgesinu ir užvedu, aš turiu tą vaizdą įjungti. Taip pat atrodo, kad šioje planšetėje turėtų būti daugybė funkcijų, tačiau realiai aš net negaliu matyti savo kelionės nuvažiuoto atstumo. Tai reiškia, negaliu kažkur nunulinti trip padalos. Labai keista. Pats važiavimo režimų pasirinkimas irgi nėra labai patogus, nes turi paspausti function mygtuką, tada atleisti akceleratorių ir pasirinkti šoną. Bėda ta, kad pavyzdžiui aš dabar nespėjau to padaryti, nes paspaudus function ta meniu juosta dega labai trumpai. Beje, šis motociklas, kaip ir dauguma kitų naujausių CF Moto modelių, turi dar vieną funkciją, kurios važiuodamas nepaminėjau. Tai galimybė, sujungus motociklą su aplikacija telefone, matyti jo buvimo vietą realiu laiku, matyti nuvažiuotus atstumus, gauti informaciją apie motociklo būseną, klaidas, o taip pat atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu. Tai išties naudingos funkcijos, kurios parodo, jog gamintojas yra rimtai nusiteikęs konkuruoti rinkoje ir vairuotojams siūlo pačias naujausias technologijas. Prie važiavimo režimų mes dar šiek tiek grįšime, o dabar pašnekėkime apie
Vibracijas. Jos šiame motocikle jaučiasi. Nėra erzinančios, bet jaučiu tiek ir per pakojus, tiek ir per rankenėlės. Važiuojant mažesniu greičiu, miesto greičiu, veidrodėliai nevibruoja, bet važiuojant šiek tiek greičiau, aukštesnėmis apsakomis, vibracija į juos persiduoda. Apart to veidrodėliam priekaištų neturiu. Jie pakankamai informatyvus ir juose matau labai nemažai to, kas vyksta man už nugaros. Tuo išvažiuosime už miesto ribos ir galėsime pasižiūrėti, kaip šis motociklas akceleruoja. Štai 30 km/h, antras bėgis, gazas, dugnas. Wow! Wow! Tikras žvėris, tikras žvėris. Kaip ir didžioji dalis CF Moto modelių, šis motociklas turi greičio palaikymo sistemą. Ir man jinai čia labai patinka. Galima įsijungus ją reguliuoti motociklo greitį kas 2 km. Deja, yra keli apribojimai. Vienas jų yra tas, kad galite sistemą naudoti ne žemesniu nei 4 bėgis. Na, o kitas apribojimas, kad maksimalus greitis yra 130. Tai Vokietijos autobanuose negalėsite važiuoti įjungę šios sistemos ant, tarkim, 200 km/h. Kas liečia važiavimą užmiesčio keliais, tai yra gatvinis motociklas ir, žinoma, jisai neturi jokių apsaugų nuo vėjo. Tad visas oro srautas teks jums. Na, kas liečia patį greitesnį važiavimą, jis čia yra visai komfortiškas. Štai važiuoju 6 bėgių 90 km/h ir viso labo yra 3500 apsisukimų. Vibraciją šiek tiek jaučiu, bet tikrai nėra daug. Ir motociklas čia visiškai jaučiasi patogiai. Štai esame mūsų žvyrkelio atkarpoje. Na ir kaip galima tikėtis, čia motociklas jaučiasi tiesiog. Jis yra ganėtinai kietas, tad nemažai purto, nors, kas liečia pačias padangas ir sukibimą, jaučiasi visai neblogai. Bet aš kaip ir sakiau, su dauguma plentinių padangų per štai tokį žvyrkelį važiuoti tikrai nėra problema. Nu, jeigu jūs jau perkate tokį motociklą, greičiausiai neketinate labai daug važinėti per žvyrkelius. Kas šiame motocikle žvyrkelis smagu, kad jis labai lengvai prasuka galinį ratą. Mano bandomasis važiavimas eina į pabaigą ir turiu pasakyti, kad man patiko šitas motociklas. Aštrus, puikiai skambantis, labai norintis pirmų bėgių kelti priekinį ratą į orą. Tikrai smagus daiktas. Bet dabar metas pašnekėti apie tai, kiek nuvažiavau kilometrų per kelionę ir sunaudojau kurą. Ir tai primena, kad neturiu šio dalyko šioje išmanioje planšetėje. Tai pirma apie kurą. Sunaudojau 62 km apie 3,2 litro ir mano vidurkį padarė 5,2 litro 100 km, kas yra labai neblogai. Na, o grįžtant prie šios išmanios planšetės, visi tie smulkus dalykėliai, kuriuos vardinau važiuodamas, šiek tiek gadina mėgavimas šiuo motociklu. Guodžiantis dalykas yra tik tai tas, kad visa tai yra visiškai programinės įrangos klausimas. Todėl aš tikiuosi, kad gamintojas laikui bėgant visus šios dalykus galės pataisyti. Prieš apibendrinant šio motociklo apžvalgą, turiu pasitaisyti. Tik atidavęs motociklą sužinojau, kad kelionės nuvažiuoto atstumo funkcija vis tik tai yra. Tačiau ji pasiekiama nelabai intuityviai ir tik liečiamo ekrano pagalba. Na, o dabar trumpa reklama, po kurios sužinosite apie motociklo amortizatorių priežiūrą ir žinoma CF Moto 800 NK apžvalgos apibendrinimas. Ką aš galiu pasakyti? Man patiko šitas motociklas. Lengvas, agresyvus, žaismingas, puikiai valdomas, tačiau tikrai nebe trūkumų. Važiuojant jo manęs neapleido jausmas, kad jis sukurtas šiek tiek skubotai. Planšetės funkcijos ganėtinai ribotos ir, manau, potencialas neišnaudotas. Na ir žinoma akceleratorius, kuris, reik pripažinti, man dažnai kliūna moderniuose motocikluose. Vienaip ar kitaip, tai tik tai mano nuomonė. Tad, kaip visada sakau, visus jūs dominančius motociklus prieš pirkdami išbandykite patys.
Šioje laidoje tiek. Likite sveiki ir saugus kelyje, na o mes pasimatysime jau po savaitės. Sekmadienį 10:30 per TV6. Iki. Laidos vedėjo funkcionalia ir kasdieniška apranga rūpinasi Pando Moto Showroom. Už apsauginę striukę ir šalmą dėkojame K-Moto. CF Moto išbandyk jau dabar. cfmoto.lt